Taigi sveiki visi į naują video ir šiame video mes ką darysim, mes pabandysim sutvarkyti va šitą va žaislinį ekskavatorių ir su šituo pulteliu. Iš tikrųjų jie dabar yra veikiantis, bet kažkodėl labai daug srovės įima, virš 1,5 amperų tikrai tiek neturėtų veikti ir nežinau kas dabar čia jam yra, tai mes išardysim ir pažiūrėsim. Tai pirmai, aš nežinau, gal praardysiu pultelį, pažiūrėsiu ką ten gero, bet pultelis viskas atrodo kaip ir veikia. Tada išardysim ekskavatorių, žinoma viską nufilmuosim. Tai tikiuosi, kad patiks šis video ir pradedam. Apžiūrėję ekskavatorių pradėkime prilituoti bateriją, iš tikrųjų nieko naujo nerandu. Viskas normaliai, tik reikia baterijas pakeisti, gal buvo sugedusios. Tai pridedam va šitą va modulį, krovimo modulį ir bateriją. Ir tada viskas kaip ir bus pabaigta ir veiks mūsų ekskavatorius.
Taigi, kokias problemas dabar yra? Tokios problemos, kad šitas modulis negali atiduoti daugiau nei, aš nežinau, 2 amperų ant, kaip sakant, aukščiausias gali atiduoti 2 amperus. Nu, jisai gali pastoviai atiduoti apie 1,5, o taip staigiai gali duoti. Užtat jisai ir mums neveikia dabar. Tai va, aš dabar biškį pratestavau, kaip gal veiktų. Gal net nereikia jungti iš out į tą, kaip sakant, ekskavatorių, o reikia jungti iškart iš baterijos prie to dalykiuko, nes kaip veikia dabar. Jeigu aš, pavyzdžiui, dabar esu nustatęs 3,3 voltus ir jisai tipo čia gal bando kurtis, aš nežinau, jisai gal čia bando kažką daryti, bet kaip matot, ant tokių voltų jisai kažkaip neveikia. Ir jeigu padidinsiu iki 3,5, iki 3,7, per daug jau. Užteks tiek tikrai. Ir tada jisai pradeda veikti. Tai man atrodo, gal čia yra ta apsauga, nes baterija, kai aš dėjau, kai buvo ta baterija, tai ta baterija, jinai ant nieko nebuvo pajungta, tiesiog va tai baterija, tai tu gali ją visiškai iškrauti ir nu viskas tada būtų tai baterijai, tai man atrodo, gal čia apsauga ir yra. Gal net nereikės tos apsaugos, bet krovimo vis tiek apsaugą reikia, tai manau iškart iš baterijos jungiu prie ekskavatoriaus, ne per tą moduliuką, bet prie to moduliuką jungiu tą irgi bateriją, kad krautų tą bateriją. Ir manau viskas bus ok. Aš čia bandžiau pridėti kondensatorių, kad gal ten ant pačios pradžios kažkaip neveikia. Paskui, kai įsijungia jisai ir tada, kai valdai, viskas veikia. Aš galvau, gal ant pradžios tiesiog kažkaip reikia, kad taip staigiai paduotų ir neaktyvuotųsi. Tik kondensatorių pridėjau, bet tie kondensatoriai nieko nepadėjo. Tai dabar sakau, tiesiai iš baterijos jungsim prie to ir žiūrėsim, kas gausis. Tai ir pradedam. Va, pavyzdžiui, dabar tipo neužsikūrė, ar kaip čia. Man atrodo, turi būti geri voltai, aš dar pratestuosiu, bet man atrodo, pasisekė mums, kad yra čia, kaip sakant, apsauga. Tai žiūrim, kas toliau gausis. Na ir turime mes pabaigę savo, kaip sakant, ekskavatorių. Jį, kaip ir sakiau, radau iš šiukšlyno ir baterijos irgi iš šiukšlyno buvo rastos. Iš elektroninių tų vienkartinių cigarečių ir pernaudotos. Tai man kainavo 0 eurų, apart nuo krovimo modulio, kuris kainuoja apie 50 centų. Nu tai gan didelės išlaidos, gal pasakyčiau. Nebūtų to krovimo modulio dar pigiau kainuotų. Tai va, tai jisai kaip ir viskas veikia. Jau matėte, šiek tiek pakasėm tuos. Nežinau, kaip čia geriausiai padėti. Gal čia kažkaip padėsiu, kad viskas matytųsi.
Gali išjungti ir atjungti garsą, yra signalas. Tai va, jisai važinėja, sukinėjasi tą lovelę. Tada tas kelnojasi. Čia tokios pigios apsaugos įdėtas, kad kai tipo per daug jėgos ėma, tai jisai kažkaip ten, nu žodžiu. Geriausiai būtų su servo motoriukais, bet ir su Arduino kokiu, bet neužsiimsiu aš. Tai va kietai, nu. Va štai čia va yra krovimasis. Pats dar neuždengiau, to reikia uždengti, kad būtų pilnai pabaigta. Kaip jisai čia užsidengia? Taip tikriausiai. Ai ne, va taip. Uždengiam ir va čia va pasikraus. Aš dar greitai su 3D printeriu padarau vieną dalį. Dar dalį padariau, kad, kaip sakant, kai pavyzdžiui dirbsi laukuose su tuo ekskavatoriu, kad neprilystų į USB tą jungiklį. Tai tiesiog įdedi ir viskas. Tai va, tai dabar pasižiūrim, kaip jisai ar kraunasi iš viso. Dar nebandžiau po tiek važinėjimo. Pažiūrėsim, turėtų užsidegti raudoną lemputę ir tada tik pasižiūrės, tada tik tais, kad kraunasi, parodo. Įkišam į per banką. Ir kraunasi, nu va, tai dabar, kai užges tą raudoną lemputę, reiškia, bus pilnai pasikrovus baterija. Čia dabar kraunasi iš to. Iš per banko, tai gali dar va čia tą per banką pasidėti ir dar gali važinėti. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis restauravimas, nežinau net kaip pasakius, bet su juo viskas buvo gerai, tai kad baterija buvo sugedusi ir ta baterija buvo nikelio kažkokia nikelio baterija. Ten nekokios tos baterijos pagal mane, geriausiai tos lyčio, tai lyčio įdėjom. Ir tikiuosi, kad patiko šis video, jeigu taip spaudžiam like, ne dislike, komentuojam, prenumeruojam ir sutiksime iki kitų video. Ir dar, jeigu norit, užprenumeruokit Vytautas Kalvis kanalą. Aš dar ten biškį kalviauju, bet nežinau dabar, kalviauju vis tiek gal kaip ir. Tai va, ir sutiksime iki kito video, dar kartą sakau. Dar pamiršau pasakyti, kad dar va šitos va reikia suklijuoti, tai pabandysiu su moment skleis priklijuoti. Jeigu neišeis, tai nieko nedarysiu, nes jau vis tiek viskas veikia. Kaip sakant,